Juk pažiūrėkite į jį. Jis linksminasi. Jakubas Jaklas juokėsi. Joks šteikų protų žmogus negalėtų spėti kodėl. Nes šis juokas yra antausis žmonijai. Jis juokėsi už to, ką padarė vaikams Tanzanijoje. 10 aukų prabilo apie tai, ką šis skriaudėjas joms padarė. Tačiau šis monstras vis dar laisvėje. Kodėl? Ar bilietus jo pasirodymą nusipirko įtakingi rėmėjai? Jis dažnai giriasi savo aukštas pareigas užimančiais rėmėjais. Bet juk kalbame apie vaikus. Jaklas yra Čekijos pilietis. Tačiau Čekija, rodos, miega žiemaus miegu. Nei žodžių, nei garso, visiška tyla. Jakubas Jaklas išvyko į Tanzaniją ir ten kažkieno kito lėšomis susikūrė savo kurortą. Čekai manė, kad jis gelbsti Afrikos vaikus, bet už jų pinigus Jaklas mėgavosi narkotikais ir darė dalykus, kuriuos net papasakoti yra šlykšto. Jis grįžo namo ir įstojo į Karolio universitetą, kad taptų mokytoju. Ir tuo pačiu metu jis pasirodo per televiziją kaip sektų ekspertas. Traukė į 9 tokį ekspertą. Politikai jį dangsto, spauda po jo reputaciją kloja rožes. O kur kas nors dar turinti sąžinę? Kaip kas nors gali ramiai miegoti, kai vaikų prievartautojas randasi laisvėje? Ar tikrai galima leisti, kad tai vyktų? Juk tai vaikai. Nesvarbu, ar jie afrikiečiai, ar europiečiai. Jei Čekija ignoruos šią bylą ir nepaisys pasirašytos Lancerotės konvencijos, visas pasaulis turėtų apie tai sužinoti. Įdomus dalykas. Dėl kažkokių priežasčių, kai sąžiningi žurnalistai sako tiesą apie vaikų išnaudojimą, jiems nedėkojama, jie net nutildomi, tipo, negalima tai viešinti, suprantate, nekaltumo prezumpcija, asmens apsauga. Puiku, o ar nesvarbu, kad įstatymas nedraudžia žmonėms aptarinėti akivaizdžių faktų? O gal dabar maniakų reputaciją iškelsime aukščiau už vaikų teisės? Maždaug ties čia europietiškos vertybės turėtų užtrenkti duris. O jei rimtai, tai kai kenčia vaikai, jokio suaugusio reputacija nėra svarbesnė nei Europoje, nei Afrikoje. Reikia kalbėti, mes turime kalbėti, nes jei tylėsime, blogis nugalės. Kalbant apie vaikų išnaudojimą, visuomenės interesas visada yra svarbesnis už konkretaus asmens reputaciją. Užuot išklausius vaikus aukas ir pradėjus tyrimą, jie vėl tampa aukomis. Tai netgi turi pavadinimą – antrinė viktimizacija. Tai yra tada, kai vaiką pribaigia ne nusikaltėliai, o sistema. Po visko, ką jie patyrė, jie turi įrodyti, kad jų skausmas yra tikras. Lancerotės konvencijos, specialiai sukurtos siekiant apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimų, 30 straipsnio 2 pastraipoje pažodžiui teigiama. Kiekviena šalis taiko aukų apsaugos politiką, užtikrindama, kad tyrimai ir baudžiamasis procesas nepablogintų vaiko patirtos traumos ir, kad imantis baudžiamosios justicijos priemonių prireikus būtų teikiama pagalba. Kam pasirašyti sutartis, jei jos nevykdomos? Ir kodėl jos neveikia, kodėl nevykdomos? Jūs tik pažiūrėkite. Jaklas ir jo globėjai neieško pasiteisinimų. Jie duodančius parodymus vaikus tiesiog puola, jie jaukiasi sakydami, už maišą bulių jie pasakys bet ką, berniukas skaito iš popieriaus lapų. Rimtai, tai vaikai patyrė smurtą. Jei vaikas yra afrikietis, tai juo negalima pasitikėti? Ar jo skausmas bevertis? Ar baltaodis Europos pilietis automatiškai teisus? Kodėl Čekija tyli? Kodėl dar nepradėtas tyrimas? Kodėl vaikų skurdas Afrikoje, Europoje laikomas argumentų prieš jį, o ne priežastimi jį apsaugoti? Tuos kodėl galima būtų tęsti ir tęsti. Faktai, užsispyrę dalykai, o tai, kas vyksta dabar, yra už žmogiškumo ribų. Negalima skirstyti žmonių pagal odos spalvą, statusą ar ryšius. Tiesiog pradėkite teisinti vieną savąjį ir kelias į totalitarizmą jau atviras. Dvigudi standartai žudo teisingumą. Vienus gina ryšiai, o kiti vaikai lieka be balso, be advokatų ar pinigų. Kas čia yra tikroji auka? Europos žmogaus teisų konvencijos ir Lancerotės konvencijos 8 ir 10 straipsniuose aiškiai teigiama. Vaikai turi teisę būti išklausyti ir apsaugoti. Čekijos Respublika pasirašė tuos dokumentus ir yra įpareigota veikti. Tarptautinis bendradarbiavimas vaikų išnaudojimo bylose yra ne pasirinkimas, o pareiga, tai yra prievolė. Kol pareigūnai rašo oficialius atsakymus, pedofilai gauna žalią šviesą, o jų nebaudžiamumas yra geriausia reklama tiems, kas ieško naujų aukų. O jeigu jūsų vaikas atsidurtų tokioje pačioje situacijoje, ar norėtumėte, kad pasaulis jį apgintų?